Ok, čia video bus apie tai, kas yra WordPress įskipiai. Jeigu trumpai, įskipiai yra komponentai arba moduliai, kurie gali būti įdėkti į WordPressą. WordPressas yra turinio valdymo sistema, kiekvienas WordPressas turi turėti temą. Jeigu kam įdomu, kas yra tema, rekomenduoju, jeigu čia tik pradėt nuo šio video, rekomenduoju tada pereiti prie teksto, kur viską aprašau, ką reikia žinoti apie svetainės kūrimą su WordPressu. Čia pasakoju apie tai, kas yra mokamos, nemokamos temos. Ir beje yra playlistas, irgi bus pririštas prie video, aprašymai bus nuoroda, kur labai rekomenduoju pereiti dabar, jeigu kalbant apie temą, kas yra mokamos temos ir kas yra puslapių konstruktoriai. Labai rekomenduoju šitą peržiūrėti, jeigu planuojate užsakyti WordPress tinklapį. Gerai, tai grįžtam prie pagrindų. Ką reikia žinoti apie WordPress įskipius? Kur rasti įskipį? Jeigu jūs turite WordPressą, po kairį yra meniu, per meniu galima surasti punktą įskipiai ir tada atsirasit kažkur. Čia bus kažkas panašaus. Čia yra mygtukas įkelti įskipį. Tada, ką mes matom daugiau, arba jeigu mes norim įkelti, tai mes per čia galime kelti savo, tarkim, nupirkot kažkur. Jeigu jūs norit iš siūlomų, čia yra nemokami įskipiai WordPresso bibliotekoje, galima iš čia įdėkti, tiesiog pasirinkat, tarkim, yra Health Check, Troubleshooting, paspaudžiate įdėkti dabar ir turėtų kaip ir suveikti. Bet jeigu parašyte, kad įskipis neveikia su jūsų naudojama versija, tada ir net neleis instaliuoti šitą pluginą. Gerai, ką reikia žinoti? Prieš instaliuojant, prieš įdėgiant bet kokį pluginą, labai rekomenduoju pasidaryti backupą, jeigu nemokat, vėlgi Google surasit. Jeigu norit rizikuoti, tada rekomenduoju turėti programuotoją šalia, kuris galėtų pataisyti klaidas. Nebūtinai, jeigu dėksit įskipį, sakykim taip, čia pas mus parašyta, kad suderinamas su jūsų WordPress naudojama versija. Gali būti, kad įdėksit ir niekas neatsitiks, bet gali būti, kad įdėksit ir viskas sulūš. Dėl to, kad yra dažna praktika, dažniausiai, kai yra naudojamas WordPressas, jis kūriamas su mokamom temom, čia ką minėjau pradžioje, su mokamom temom ir su konstruktoriais. Ten būna milijonai įskipių ir parodysiu vieną atvejį, kur turiu apie 80 įskipių sumatęs daugiausiai. Ir didelė tikimybė, kad iš jų kažkas gali būti kad jie nebus suderinami. Ir tada, kai instaliuosit naują, įdėksit, aktyvuosit ir gali lūžti WordPressas. Ir dar jeigu turit mokamos reklamos, neturit programuotojo šalia, kuris ištaisytų klaidas, tikrai nesmagi situacija. Gerai. Tai, ką mes žinom apie WordPressas, tai yra moduliai, kurie gali būti įdėkti ką mes žinom apie įskipius, kurie gali būti įdėkti į WordPressą. Čia yra biblioteka, toje bibliotekai galima pasirinkti, pavyzdžiui, paveiksliuko optimizavimai įdėkti dabar, paskui reikės aktyvuoti. Čia kaip ir viskas aišku. Grįžtam prie pačio teksto. Gerai, čia pasakiau, kas yra įskipiai, kam jie naudojami. Dažniausiai vienas iš populiariausių naudojimų yra SEO įskipiai. Čia turiu sąrašiuką. Dažniausiai yra naudojami SEO įskipiai, RankMath arba Yoast. Aš rekomenduoju naudoti RankMath. Kitam video pasakoju kodėl. Formų įskipiai dažnai naudojamas yra Contact Form 7, apsaugos dažnai naudojamas WordPressas, irgi rekomenduoju naudoti šitą. WP-Rocketas ir WooCommerce'as, irgi kas nežino, yra įskipis. Dažnai, jeigu kuriama elektroninė parduotuvė WordPressas, tai dažniausiai eina šalia WooCommerce'as. Kiek turėtų būti įskipių svetainėje? Jeigu tai yra informacinis tinklapis, rekomenduoju laikyti iki 15. Sakykime, jeigu tai yra optimaliausias skaičius. Jeigu yra nuo 5 iki 10, čia kaip ir labai geras variantas. Jeigu matot, kad yra daugiau nei 30, jau čia tikrai laikas susirūpinti ir pagalvoti, ką galima atjungti, kas nėra naudojama. Čia turiu tokį screenshotą, kur padaręs ir čia matom, kad yra 80 įskipių, iš jų yra 50 aktyvių. Tai tokia atveju reikėtų bent 30 tada ištrinti, jeigu jie nėra naudojami. Nes kiekvienas, kuo daugiau įskipių, čia bendra tokia taisyklė, kad kuo daugiau įskipių, to lėčiau veikia WordPressas ir to didesnė tikimybė, kad kažkas neveiks arba atsiras daugiau klaidų. Ir kai žmonės dažnai keikia WordPressą,
arba turi, sakykime, tokios neigiamas patirties. Tai dažniausiai dėl to, kad yra perteklinis panaudojimas įskiepių, plus konstruktoriai. Ir tada ta patirtis, apie kurią daugumas turi susidarę tokią nuomonę, kad WordPress'as yra, pavadinkim, kad jis yra blogas. Gerai. Apie greitį jau pasakiau, apie atnaujinimą, kai irgi matot, taip galim grįžti. Ką reikėtų žinoti apie atnaujinimą? Kai WordPress'as turi pranešimą, kad gali būti atnaujinamas įskipis, dažniausiai ten būna versijos ir jeigu tai yra versijos keitimas, tarkim yra versija WooCommerce, pavyzdžiui, WooCommerce 6.8.1 ir jeigu keičiasi 6.8.2 į 2, tai dažnai tai yra kažkoks labai smulkus pakeitimas ir didelė tikimybė, kad niekas nelūž. Negarantuota, bet greičiausiai viskas suveiks sklandžiai. Dėl to rekomenduoju, jeigu tai yra radikalus naujinimas, pavyzdžiui, Short Pixelis, labai populiarus įskipis, buvo, neprisimenu dabar, iš 3 į 4 keitimas ar iš 2 versijos į 3, kai būna 3 taškas kažkiek, ten 2 taškas kažkiek. Ir jie net informavo, kad jie absoliučiai pakeitė struktūrą viso savo įskipio ir jie sakė, kad nenaujink, o pašalink seną ir įdėk naują, dėl to, kad tam jie jau žinojo garantuotai, kad tinklapis gali lūžti. Tai tokiu atveju rekomenduoju žiūrėti į versiją, ką jūs naujinat. Vėlgi, jeigu turit programuotoją, geriau patikėti programuotojui tokį darbą. Taip apibendrinsim. Kur surasti versiją, tai versija yra rašoma, kai yra įskipių sąrašas, čia mes žiūrim į biblioteką, bet kai jūs turit savo įskipių sąrašą WordPress'e, ten galima surasti kokia dabartinė versija ir kokia yra siūloma nauja. Ir tada jau daryti sprendimą. Kritiškai svarbu žinoti, kai užsako tinklapį, nes dar įskipiai būna mokami ir nemokami, ką minėjau pradžioje. Jeigu yra mokamas įskipis, ir kai jūs gaunat iš agentūros naują WordPress'ą arba prieš užsakant, labai rekomenduoju pasiteirauti, ar ta versija yra mokama ar nemokama. Jeigu mokama, kokia yra licenzija, nes, tarkim, kažkas atsitiks, arba reikės pratesti licenciją. Reikia žinoti iš anksto, siūlau arba rekomenduoju žinoti sąlygas iš anksto, ar tas įskipis, nes būna taip, kad WordPress'ą reikia atnaujinti, įskipis yra mokamas, jeigu nauja arba nebepalaikomas. O čia yra irgi geras faktas, ką reikėtų žinoti. Dažniausiai WordPress'o bibliotekoje yra palaikomi, bet jeigu, sakykime, jūs gaunat iš agentūros WordPress'ą, ne visada tie įskipiai buvo iš oficialios bibliotekos. Čia kaip ir neprivaloma. Čia tiesiog WordPress'as turi tam tikrą sąrašą pagal ką tikrina ir prideda arba neprideda į savo biblioteką. Ir štai čia galima pamatyti, kada paskutinį kartą buvo atnaujintas įskipis. Pavyzdžiui, prieš 3 mėnesius, kaip ir nėra tai blogai, bet būna, kad kartais matai, kad atnaujinta prieš 2 metus. Net ne WordPress biblioteka. Dažniausiai jie tada išima tokius nepalaikomas pluginus, nes konkurencija yra gan didelė. Okay, apie palaikymą pasakiau, bendrai sprendimas, ar naudoti įskipius ar ne. Jeigu jūs turit WordPress'ą be įskipio, sunku išsisukti, nes, pavyzdžiui, yra tas populiarus pluginas Rankmes. Jeigu sukurti tą funkcionalumą nuo nulio, tai yra tikrai nemažai darbo, o pats pluginas yra geras, patikrintas, bent stabilus ir nei vieną kartą nepaveidė vartotojų, priešingai nei, pavyzdžiui, Jaustas. Buvo, kai Jausto programuotojai išleido atnaujinimą, kuriam buvo kritinė klaida ir nukentėjo labai daug tinklapio, nukentėjo pozicijas Google paieškoje. Jaustas prarado pasitikėjimą. Gerai, tiek apie įskipius. Rekomenduoju peržiūrėti, jeigu jau pažiūrėjote iki galo, labai rekomenduoju peržiūrėti video iš šitą sąrašą apie svetainės dizainą, jis taip vadinasi svetainės dizainas ir puslapių projektavimas ir turinio planavimas. Jeigu jūs planuojat naują tinklapį, labai rekomenduoju pažiūrėti šitą, nes čia pasakoju, kaip reikia planuoti ir turinį, ir projektuoti puslapius. Tikrai bus naudingas video, net jeigu jūs planuojat ir ne WordPress'ą. Irgi rekomenduoju šitą video pažiūrėti. Ir dar yra vienas video, klausimą agentūrai prieš užsakant svetainę.
irgi rekomenduoju, jeigu planuojat keisti tinklapį, čia pasakoju, ką reikia žinoti arba kokius klausimus užduoti ir kokie galėtų būti atsakymai ir ką jie reiškia. Tiek šiam kartui ir pasimatysim kitame video. Iki.